Donatai, toks pakankamai lengvas finalas po vakar. Sudaubė daugiau jėgų nei šiauliečiai? Nežinau, šiauliečiai paklauskit, šiaip lengva nebuvo tikrai. Nors šiek tiek reabilituotis vakar, kaip sakoma, gavome vienus vartus, tai šiandieną norėjus nors kažką tai parodyti, kad nesame jau mes tokie silpni. Ar galima sakyti, kad fizinis pasirengimas šiandien buvo stiprioji pusė, nes Šiauliai priešinosi kokias 15 minučių ir tada pabėgot ir intrigos nebeliko? Nepasakyčiau, žinot, tada galėjom pasakyti, mūsų fizinis pasiruošimas vakar tada buvo blogas, nes mes vakar irgi nieko nepadarėm. Nežinau, paprasčiausiai stengiamės šiom rungtynėm nusiteikti taip, kad laimėtume ir kad tikrai įrodytume, kad šį kartą mes bent jau Šiaulius geresni. Kokia paties savijauta po vakar, nes vakar tokia trauma? Nieko, normaliai, ką padarysi, yra kaip yra. Galėjo, aišku, tą kamerą ir patraukti. Antanas kalbėjo, kad lyg žada pratęsti sutartį su DF komanda, kaip jūs apie ateities planus? Nežinau, pažiūrėsim, dar sezonas, mums, kaip sakoma, dar visas mėnuo, dar Latvijos čempionatas liko, reikia pirmą vietą tenai laimėti, po sezono bus viskas matyti. Toks klausimas, ką finale palaikysi? Be abejo, visi ir taip žino ką.